Šiandien bėgte su Jovaiša Klaipėdoje. Laidos svečias yra Ugnius Radvila, vienas iš Lietuvos kelionių verslo patriarchų, bendrovės Novaturas įkūrėjas. Labas, Ugniau! Sveikas, Mariau, sveikas, į Klaipėdą atvykęs. Retas svečias tu čia, bet malonu matyti. Tu neseniai gavai labai aukštą valstybinį apdovanojimą gyvūnų. Kaip jisai vadinasi tiksliai? Jis yra už daugiametį rūpestį gyvūnų gerovę. Už daugiametį nuolatinį rūpestį gyvūnų gerovę. Taip. Bet čia yra turbūt du lygiai. Tu kaip asmuo esi priglaudęs, bala žino kiek gyvūnėlių, bet ir kartu esi labai daug prisidėjęs prie stambaus masto projektų. Gal gali plačiau papasakoti apie tai? Dabar norėčiau dar keliais žingsniais atgal į tavo pradėtą kalbą, kad liečia turizmą. Tai tą skaityčiau labiau praeities etapu. Taip buvo didžiausias mano gyvenimo etapas skirtas šitai veiklai. Tai Lietuvoje vienas iš pradininkų tos veiklos su bendraminčiais ir jau šita turizmo veikla labiau save įsivaizduoju kaip konsultantą arba patirties perdavėją, o ateitį jau toliau turi kurti kiti žmonės. Daugiau save matau dabar žmogų, kuris turi atlikti pareigą tėvynei, Lietuvai, savo gimtajam miestui ir, aišku, kuo daugiau nuveikti savo pasirinktą gyvenimo kelyje, misijoje. Tai tavo įvardinta dalis - rūpyba, gerovė, gyvūnų gerovė, aplinkosauga - tai yra mano gyvenimo viena iš misijų, kur ilgą laiką stengiuosi konkrečiais darbais prie to prisidėti. Dar mes nekalbėjom su tavim. Kiek tu namuose turi dabar priglaudęs šuniukų ir kačiukų? 10. 10 yra. Bet mes dar nepalėtėm kito etapo. Šiaip tas savo šiandieninis žanras man dar nauja patirtis. Neskaitau aš save nei sportininkų, nei bėgiotojų. Nes taip jau susiklostė, kad nuo mažumės turiu regėjimo negalią ir dabar, kas mane mato pirmą kartą, kad esu be akinių ir bėgu labiau iš pojūčio. Tai mano visą laikotarpį buvo taip, kad vieni gydytojai rekomendavo atsisakyti sporto aktyvios veiklos, kiti atvirkščiai imtis tos veiklos, kad padės mano akim. Mokyklos tuo metu izoliavo vaikus su negale kaip netinkančius, tai aš buvau tokiam kontroversiškam kely pačiam apsispręsti, noriu ar nenoriu šitos veiklos. Tu nuo gimimo turi regėjimo negalę ir tokia gana rimta, kaip aš suprantu. Taip. Ir tai, kad tu bėgi šiandien su manimi, tam tikras stebuklas turbūt. Ne, nepavadinčiau stebuklų, nes aš su ta regėjimo negale esu apsipratęs gyventi nuo mažumės iki dabar. Tai žmogus, jeigu kažko neturi, negali, negebi, įgyji kitur savo gebėjimus ir juos sulavini. Taip kad tas regėjimo trūkumas, taip, man daug kur yra kliūtis, bet iš kitos pusės tai yra motyvacija, kad viskas įveikiama. Bet to yra žmonių turinčių dar sunkesnius sveikatos sutrikimus. Tai daug dievė jiem atkaklumo ir toliau kabintis į savo tikslus. Tai nepaisant to, kad tu labai sunkiai matai, tu sportuoji reguliariai ir bėgioji, ir yra bendras fitnesas, ar ne, yra nardymas, yra laipimas po kalnus, aš pamenu, tu man prirodai keletą labai gerų maršrutų. Kaip tu sugebi, šitaip nepasiduoti? Svarbiausia turėti svajonę ir siekti jos įgyvendinimą. Tai išbėgikas iš manęs prastas. Tu kaip ir pats matai, turbūt daug ką darau netaisyklingai, bet visa ko būna pradžia, gal po šito mūsų pasibėgiojimo taps reguliariu. Taip, nuolat vaikštau į sporto klubą, taip, nardau, taip turėjau kelionių po kalnus, kopiant į Kilimandžarą, per Himalajų kalnyną einant ir panašiai. Tada tas aktyvumas man padeda įgauti energijos. Ir jeigu yra sunki diena arba rankos nusvirusios, aišku, į sporto klubą eiti nesinori, tingu, bet tą tinginį nugali ir tada po sporto treniruotės jautiesi žvalus, laimingas ir kupinas jėgų. O su bėgiojimu niekad nebuvau didelis draugas, bet nežinia, nes daug dalykų gyvenime buvo, kai sakiau, niekada nedarysiu, nevartosiu,
Ar pavyzdžiui, niekada kavos negersiu, vandens negersiu, vyno negersiu, sūrio nevalgysiu, bet viskas apsivertė. Dabar visą tai vartoju. Atsimenu, kaip kopdavau į Kilimandžarą ar Himalajų kalnus, tai visi bendražygiai stebėdavosi visą dieną einu kopime ir nei lašo negeriu vandens, nesakydavau, kad neskanu, kaip jūs tą galit prastą gėrimą kartu vandenį gerti. Kaip reikia gerti ką? Vyną? Limonadas, sultis. Coca-Cola. Jo, o dabar tai tik vandenį te galiu gerti ir jokių kitų gėrimų nebegeriu. Bet taip, kad principinis pasirinkimas. Ne. Alkoholio? Kaip tau su alkoholiu? Esant nuotaikai, tinka. Šventės proga labai sėkmingai. Galbūt mano požiūris į šventę šiek tiek netradicinis. Aš manau, šventė yra ne kalendoriuje, ne bendruomenės, visuomenės nustatyta, bet tada, kada pats jauti savo būsenoje šventę, tada ir ją kuri ir naudoja visas priemonės, kurios šventėj būtų papildai. Gėrimas įskaitant tame tarpe. Ir grįžkime prie gyvūnų apsaugos, prie kelionių verslo. Tu man esi sakęs, kad būtent kelionių verslas ir labai intensyvus keliavimas po pasaulį, tu galėtum turbūt patikslinti, kiek tu tų šalių esi aplankęs, tau davė tą pojūtį, kad planeta rytas į duobę, kad mes visi turim kažką tai daryti. Ir tu labai konkrečiai ėmėsi daryti. Taip, tiesa. Šita branda mano ir misijos pasirinkimas padėti gamtai, gyvūnų gerovį, būtent kilo mano iškeliavimu. Kai daugelį šalių grįždamas ne kartą, o pasaulio esu aplankęs visą nuo Antarktidos iki šiaurės ašigalio, nuo tolimiausių kampelių pasaulio vandenynų gelmių, taip kad tenka man matyti tą pasaulio raidą. Ir kai matau kas keli metai, kaip tose vietovėse nyksta gamta, virsta urbanizacija, apgyvendinta arba dar blogiau šiukšlių krūvom ir gamyklom, kai gyvūnija serga arba jos jau nebelieka, tai tada subrendo mano tas pasirinkimas. Suprantu, kad kaip žmogus aš nenustosiu vartoti, aš taip pat darysiu žalą gamtai, taip pat kuriu atliekas, taršą, tai reiškia kitokių nepatapsiu, kaip ir mūsų visi arba mūsų dauguma, belieka man kažkuo tai atsverti, kompensuoti. Tada stengiuosi daryti konkrečius darbus, kurie mano galva bent jau yra mano indėlis kaip kompensacija. Kokie tai darbai? Ką konkrečiai? Galbūt ne tik tu, bet ir galėtum patarti kitiem padaryti. Iš konkrečių darbų viena iš sričių tai vis tik yra Lietuvoje didžiulė problema beglobiai gyvūnai, kurie iš dangaus neatsiranda, kurių vis tik tai žmogaus neatsakingo poelgio pasekoje yra daug. Taip kad šitom įstaigom, kurios užsiema beglobių gyvūnų rūpybą, sąlygų sudarimų, būtų labai verta, jog visi, kas gali tom įstaigom, padėtų pagal savo galimybės, o dar labiau, kad būtų atsakingi savo elgesiu, pasirenkant gyvūną auginti ar neauginti ir jau jį savo mažojų draugų laikyti iki pat jo gyvenimo galo, bet jam pasenus ar susirgus neišmesti jo lauk, nes jis tada nebeįdomus matai arba reikalauja gydymo sąnaudų, tada jie taip ir atsiranda gatvėje. Tai vis tik tai viena dalis padėti tom įstaigom, kurios daro šį nuostabų darbą, kurio pasiekmę sukuria neatsakingas žmogaus elgesys ir žmonėm savo elgesį. Tai trys lygiai, kaip suprantu, vienas tai patiems visų pirma atsakingai jos auginti. Vienareikšmiai. Jeigu pamatai, kad galima padėti, pavyzdžiui, priglaudžiant tuos gyvūnus pasiimant iš prieglaudos. Tai trečias, tai tiesiog remti prieglaudas. Taip, pasižiūrėti. Yra fondai, kurie joms padeda. Taip, pasirinkti. Jos tik ir laikosi Lietuvoje gerų žmonių, įstaigų, iniciatyva ir pagalba. Tai yra vienas sritis. Kitas sritis, aišku, nesvetima man ir pajūris, kur esam. Daugybę metų bendrauju ir draugauju su Lietuvos jūrų muziejumi, kur taip pat esu dar 2090 girdėjęs jų svajones ir teko tam procese dalyvauti, kaip svajonės virsta realybė.
Tai ten yra taip pat darbuotojų, kurie gali būti pavyzdys visiems, kaip 40 ir daugiau metų viso gyvenimo pašventę gamtos apsaugai, gyvūnų gelbėjimui. Taip pat yra krūva ir nacionaliniam lygmenį neišspręstų klausimų, turiuomenį teisėkūroje, kur irgi stengiuosi atkreipti dėmesį atsakingų institucijų, Seimo narių, vyriausybės narių, kad tos problemos spręstųsi. Tai jos po truputį juda pirmin, bet toli dar gražu iki to, ko reikia. Pavyzdžiui, galiu iliustruoti, buvo iniciatyva mano paskatinta, kur registravo keli Seimo nariai, jog būtų nebeleista Lietuvoje laikyti gyvūnų pririštų prie grandinių, bet vis tik Seimas nesugebėjo turėti valios ir supratimo. Seimas pataikauja kaimiečiams, kurie neįsivaizduoja, kad šuo turi būti pririštas būtinai. Manau, kad taip. Tai yra daug paprasčiau tą klausimą paversti tokiu populistiniu, akcentuoti, kad tada reikia labiau žmonėm rūpintis, kas tie gyvūnai ir visaip kitaip. Nors tai mano galva čia toks fragmentinis požiūris, gyvūnai pririšti prie grandinės. Tai yra daug svarbiau, platesnis pažiūrėti, jeigu kampas tai brandina žmonių elgesį, supratingumą ir iš to kyla tada jau tos permainos. Sužinoti, kad Lietuva yra tik tai viena iš 3 valstybių Europoje, kuri leidžia šunis laikyti pririštus prie grandinių. Taip. Galima sakyti, po truputį tampa mūsų tautos gėda. Vienareikšmiai taip. Tai va, mėlyje, mes visi galim kažką tai padaryti. Ir jeigu žinom tokiu atveju, tai reikia kažkaip pradėti žmonės šviest turbūt, ar ne? Nes jie turbūt net nesusimasto, kurie gyvena, taip va ir jų tėvai, seneliai, to šunis laikė kieme pririštus prie grandinių. Ir jie net neįsivaizduoja, kad gali būti kitaip, kad tas šuo kenčia visą gyvenimą. Taip, labai paprastas dalykas. Jei kas norite daugiau realybės suprasti, aplankykite gyvūnų prieglaudas, pasižiūrėkite tas istorijas, kokie ten gyvūnai ir kaip patenka. Neretas atvejis, kai dar Lietuvoje kaimo vietovėse būna gyvūnai rišami su akmeniu ir metami į vandens telkinį arba užrišami į maišus ir metami į šiukšlių konteinerius ir visa kita čia. Dar Lietuvoje tai kasdienybė, dėja. Mes dabar esam prie jūros ir tą progą aš noriu priminti ir prisiminti tavo labai gražią iniciatyvą paramą ruoniukų gelbėjimo centrui šalia jūrų muziejaus įsteigtam. Jau geri 10 metų turbūt tas centras veikia? Ne. 2090 tai buvo tik svajonė Lietuvos jūrų muziejaus, jis tik tai pernai 23 atvėrė duris, reikėjo 14 metų kantraus darbo ir pastangų, kol tai virto realybę. Gal gali daugiau papasakoti, kaip tie ruoniukai gelbėjami, gydomi, išleidžiami atgal į laisvę, kaip visą tai veikia? Čia aš nesu šitos srities specialistas, reiktų kalbėti su žmogum, kuris tam visą gyvenimą paskyręs, aš tik tai matau fragmentiškai, žinau mūsų Baltijos jūros problemą, kad labai daug tiek negyvų ruonių patenka į mūsų krantus, šiemet jų negyvų net nežinau kiek, daugybė, kaip niekada daug, to priežastis turėtų įsiaiškinti, kas tą darbą tyri, bet turbūt nebe žmogaus pagalbos, jie tampa lavonais ir patenka į mūsų krantus. Kita dalis, tie mažiai ruoniukai, kur dėl jau nebetinkamų sąlygų leisgyviai patenka į krantą ir tada jau muziejaus pagalba, darbuotojų pagalba, jie grąžinami į antrą gyvenimą, išgydomi ir vėl grąžinami į Baltijos jūrą. Tai kai bus toks paleidimas šiemet, pakviesiu patį, jei galėsi, atvyksi, pamatysi ir pats iš laivo galėsi jūrą su tais ruoniukais, kurie antrą kartą grįžti į pasaulį, pažiūrėti. Labai įspūdingas ir jautrus momentas. Labai. Taip, daugumai net ir sukelia tokių jautrių emocijų su ašarom akyse. Žinai, aš mėgstu paieškoti kažkokių priešpriešų, paprovokuoti, tai sakykime, ta veikla nukreipta į gyvūnijos gelbėjimą yra labai puiku. Iš kitos pusės Novatūras ir daugybė kitų kelionių organizatorių kasmet veža milijonus keliautojų ir jie keliaudami juk teršia daug labiau negu tiesiog gyvendami namuose, ne? Visiškai tiesa. Tai yra kontroversija ir ką čia galima padaryti? Daugiau susimokėti už kažkokį ekologinį kūrą,
ekologinius viešbučius žmonės nelinkę, bet galbūt yra kažkokių paprastų praktinių dalykų, kuriuose galėtų padaryti, kad nors šiek tiek sumažinti tą negatyvų poveikį. Visiška tiesa. Žmonės keliaudami sukuria atliekų paskui save, kas tai bebūtų, nuotekos, maisto atliekos ir transporto tarša žymiai daugiau negu būdami normaliam kasdieniam gyvenime. Taip pat nieks už tą ekologiškumą arba žalumą mokėti daugiau nėra linkęs. Iš esmės, tiek ne tik čia lietuviai, latviai ir estai, bet ir visos Europos rodikliai rodo, kad ten labai mažai 1-2 procentas žmonių galbūt ir linkę vieną kitą pinigėlį sumokėti daugiau vardan to, bet tai reiškia visiškas mizeris. Ką galėtų padaryti turizme dirbančios kompanijos arba įstaigos? Manau, pirmiausia, skirti daugiau dėmesio turistų edukacijai. Ir kiekviena iš mūsų edukacija. Taip, kiekviena iš mūsų, patariant, rodant pavyzdžius, vis tik tai kaip kelionėse galime tą taršą sumažinti. Ir tai nieko čia ypatingo ir nieko nevaržančio. Tik svarbiausia, kad žmogus būtų atostogų metu mažiau gobšus. Nepasirato dar yra mentalitetas, jeigu nusipirkau kelialapį, tai aš už viską sumokėjau. Maudysiuos 5 kartus per dieną, atitinkamai valgysiu viską, ko nesuvalgysiu ir išmėsiu, visą šampūną išnaudosiu, muilą ir panašiai. Ir ar būtina tai daryti? Ne, nuo to tik daugiau taršos, nuo to daugiau reikia prekių, o turistas savo atostogose tikrai nuo to laimingesnis ir jų vertingesnių nepadaro ir netampa. Ne, pirmiausia, būkit savo elgesiu tokie, kaip būnat namie, ne atostogų metu. Tai nuo to jūsų per atostogas, kad esat atostogose ir nusipirkot kelialapį, skrandis didesnis netampa. Tai nebūtina valgyti daugiau negu valgot namie, arba dėtis į lėkštes daugiau negu valgot namie ir taip kurti atliekų. Murzinesni irgi netampat. Nebūtina vonioj vietoj 2 kartų ryto vakarą eiti 5 kartus ir visą muilą ant savęs su šampūnu užpilti. Taip, kad... Nesiprosė kelias mėnesius laukia atostogų ir tada... Nebent, taip, jis sutaupė namuose vandentiekį ir savo buitinės priemonės ir dabar jau viską lupa iš peties. Nebent, tai čia tada ką jau padarysi. Bet svarbiausia, tai viskas prasideda nuo mūsų kiekvieno elgesio, brandos, supratingumo. Kartais žmogus nori, jis pasiduoda tokiai opinijai, kad būsiu laimingesnėse atostogose, jeigu juose pavyks sumokėti kuo mažiau. Nors po to kelionėje jisai visaip nuo viso šito vargsta ir tampa nelaimingas. Taip kad... Skupus moka 2 kartus. Čia labai gera šventa patarlė, kur irgi žmogus turėtų ją pasivadovauti. Kartais matai, vietoj to, kad kelionė žmogui išlaukta visus metus dirbta būtų šventė, jis prieš ją stresuoja. Nes jis, pavyzdžiui, nenusipirko bagažo, sutaupė 20 ar 30 eurų, bet jis jau savaitę pluša, kaip jis į tą mažą lagaminėlį sukrūs visą savo atostogų atributiką. Tada dreba oro uoste, nedaug dieve pasvėrus, bus viršytas svoris. Galiausiai kelionė nuvykęs išsipakuoja ir randa dalį ten sulūžusių daiktų. Arba tokių, kuriuos reikia iš naujo lyginti ir vėl kažkaip atstatyti. Tai kur čia tada ta kelionės šventė, nesuprantu, sutaupus keliasdešimt eurų. Bet gaila, jog tai yra madinga. Kai kurie save skaitantis turizmo specialistai ar nuomonės formuotojai žmonėm perša tokią mintį, kad būsi madingas ar gudrus, jeigu pataupysi keliasdešimt eurų ir sugebėsi pigiau už kitus nukeliauti. Bet visų tų pasiekmių po to, niekas garsiai jau nebevardina. Aš aktyviai turizme esu įsijungęs nuo 95 metų, tai beveik 30 metų. Ir kaip sakiau pradžioje, dabar jau save nebeskaitau aktyviai veikiančių šitoje srityje. Tai daro ir dirba kiti žmonės ir ką sugebės, ką padarys, taip ir bus. Dabar aš save labiau skiriu kitom veiklom, kaip sakiau. Dar grįšim prie kitų veiklų, ypatingai tavo Klaipėdos miesto tarybos narys, bet aš noriu tavęs tokį paklaust dalyką. Ar tu galėjai vaikystėje įsivaizduoti? Gimėjai, augai sovietmečiu ir turėjai labai rimtą regėjimo negalią. Kad tu galėsi apkeliauti visą pasaulį, nuo poliaus iki poliaus.
Ir ne tik apkeliauti, bet dar prisidėti, kad milijonai žmonių apkeliauti. Tikrai milijonai realiai per tos beveik 30 metų nuo vakar. Kaip va tas kelias, kaip toks stebuklas įvyko? Turbūt kiekvienam, kaip sakoma, likimas savo nubrėžęs žemėlapį yra. Turbūt ir man lygiai tas pats. Turėjau svajonę, iš kurios tuo metu man studentaujant dauguma juokėsi, bendrabutį virš mano lovos kabėjo pasaulio žemėlapis ir aš šitą žemėlapį visą laiką matydavau prieš užmingant. Na ir garsiai pasakydavau savo kambariokams, kursiokams, kad mano svajonė apkeliauti pasaulį. Žinoma, visi tai reagavo kaip, na, į tokią utopiją arba tiesiog tuščią beprasmę svajonę, nes tuo metu šaipydavosi, jo. Nes apart finansinių galimybių, žinom visus kitus apribojimus. Tai tolygu buvo, ar aš skrisiu į Mėnulį, ar aš apkeliausiu pasaulį, realiai tą patų šnekė, kur tu nori, kad ir į Saulę. Bet žinau vieną ir visiems galiu pasakyti, svarbiausia turėti svajonę, jie besąlygiškai tikėti ir atkakliai juos siekti. Ir tik laiko klausimas, kada jūs tą svajonę pasieksit ir įgyvendinsit. Tai ir mano šiuo atveju tas žemėlapis man buvo svajonės pradmuo, o pastangos mano įdėtos ir atkaklumas leido man visą pasaulį daugybę kartų apkeliauti. Tai jau tą žemėlapį užpildai, ar dar liko baltų dėmių? Keletas yra Afrikos valstybėlių, Ko trūksta dar? bet aš jas ir neketinu, kaip Eritreja, Somalis, Burkina Faso. Taip, nelabai aš ten grėžiuosi, aš geriau ten, kur patiko, vertinga, grįžtu dar ir dar. Ir su savim pasikviečiu, atsivežu keliauti po pasaulį daugybę žmonių. Kad ir vieną savo tokią istoriją galiu papasakoti, kaip mokiausi mokyklai. Žinoma, turėjau regėjimo negalią, vieni mokytojai suprato, padėjo, kiti ne, priešingai. Ir mokyklai turėjau nuostabų fizikos mokytoją, kuris nežiūrint savo asmeninio laiko, vakarais ateidavo, padėdavo man tą vaikišką žingeidumą, smalsumą tenkinti, sudaryti sąlygas, daugiau sužinoti apie fiziką. Ir aš jam savo galvoje, negarsinau, galvojau, pasieksiu, ateis gyvenime diena, kai aš šitam mokytojui atsilyginsiu, nes jis skirdamas man laiką turėdavo krūvą priekaištų savo asmeniniai šeimoje, kodėl jis skiria laiką mokiniui, galėtų ir panašiai. Tai aš tą jau žinojau ir kai praėjo eilę metų, kai jau tapau keliaujantis, galintis šitas sąlygas sukurti kitiem, grįžau į Klaipėdą, susiradau fizikos savo mokytoją ir sakau, dabar atėjo mano atlygio valanda. Tu man vaikui būnant žingeidumui kelio neužkirtai, ištiesiai ranką, skyrei savo laiką, o dabar noriu aš, ką padėjai mane subrandinti kaip asmenybę, tau atsidėkoti, parodant pasaulį. Ir mes su juo draugė taip pat nuo Kolumbijos iki Vietnamo, iki Indijos, iki daugybės kitų šalių kartu apkeliavom. Turbūt negalėjo patikėti to, kas vyksta. Jo reakcija turėjo. Tai va, mokinio ir mokytojo draugystė tęsiasi iki šiol. Tai mano mokyklai šiemet buvo 45 metai ar kažkas panašiai jubiliejus. Buvau pakviestas mokyklos vadovybės, dabar tai gimnazija Klaipėdoje, kad šitą istoriją kaip pavyzdį, kaip įkvėpimą papasakočiau kitiem mokiniam ir kad vis tik tai tą turimą draugystę, svarbius žmonės gyvenime suvaidinančius vaidmenį mes nepamirštumėm ir grįžtumėm pas juos, taip pat atsidėkojant paliktiem pėdsaką. Tu esi idealistas ir tai yra akivaizdu, Ugniau. Aš tikrai nepažįstu labai daug verslininkų, kurie turėdami taip gerai sutvarkytą savo asmeninį gyvenimą staiga sugalvotų sukti į viešąją erdvę ir tapti savivaldybių arba Seimo nariais, o tu kandidatavai ir sėkmingai tapai išrinktas į Klaipėdos miesto tarybą. Kaip čia tas atsitiko? Ir ką tu tikiesi nuveikti? Tu esi begalinis Klaipėdos patriotas, kaip aš suprantu. Klaipėda gimtasis mano miestas. Tai kai pas mane subrendo pilietiškumo dvasia arba pradas, kad turiu kažką irgi nuveikti savo tėvynei, tai susisiaurinau iki gimtojo miesto Klaipėdą. O vat šitą mintį turiu būti dėkingas, kad užauginai būtent tu ir mūsų bendravimas su tavim.
dar 2009, 2010, 2011 su tavim bendraujant, iš tavęs spindėdavo didelis patriotiškumas. Kiekvieno mūsų pokalbio metu didžiąją dalį tu šitą patriotiškumą tėvynėje meiliai skiepijai įvairiais savo projektais, iniciatyvom ir panašiai. Tuo metu šitos kalbėjimus žiūrėjau taip, santūriai, pasyviai, jeigu sąžiningai sakyti. Bet niekas nelieka be pėdsako ir per tam tikrą laiko tarpą pradėjau apie tai rimtai galvoti. Ir kadangi tu savo laiku daug nuveikiai gražių darbų Lietuvai, tai tada pagalvojau, pala, tai ir aš kažkągi turiu konkretaus padaryti. Tada tose aplinkybėse arba šaknis, kurios pavirto dabar į rezultatą, pasodintos tavo asmenybės, mūsų tarpusavį bendravimą, nuvedė į šiandien tą mano poziciją, kur esu, į Klaipėdos miesto tarybos nario. O konkretus darbai, tai turiu galbūt matymą kelių lygių. Vienas labiau bendrinis. Norisi, kad miesto taryba, administracija, miestui pavaldžios įstaigos savo darbą darytų greičiau, kokybiškiau ir su didesnėm ambicijom. Perinant į konkretų dalyką, manau, kad miestas turi vis daugiau skirti dėmesio, jog būtų paslaugos mieste vystomos, o ne pramonė, nes esu tikras, kad artimam dešimtmetį miestai, kurie turės sveiką balansą tarp pramonės, gamybos ir paslaugų sektoriaus, bus sėkmingi. Tie, kurie fokusuosis į gamybą pramonę, turės sunkumų, tik nežinau, kaip jie juos spręs. Ir konkretus, kad ir dalykai. Štai mes turim, kur su tavim dabar bėgam, Girulių Melnragės paplūdimį. Šitas medinis takelis virš kopų, nuostabi galimybė miestiečiam ir svečiam, bet turim ir krūvą tarybinio paveldo. Gerai, kad šiandien mes neturim konflikto. Neužsirovėm. Yra dar likęs sovietinis paveldas moterų paplūdimys. Tai ir kiti tokie dalykai, kurie jau niekur pasaulyje neegzistuoja. Egzistuoja nudistų paplūdimys. Nu taip. Tai būtent gal reikėtų persitvarkyti ir žmonėms sukurti prieigas į paplūdimius, infrastruktūrą, kad nereikėtų į krūmus bėgioti, būtų tualetai, dušai, būtų teisingos patalpos daiktams saugoti, dviračiam ir panašiai, žodžiu, visa krūva infrastruktūros, ką sutvarkius paplūdimius, mes jos galim padaryti ir privalom padaryti patrauklesnius ištisus metus, ne tik vasarą pliaže pasideginti. Tai irgi tam reikia aukštesnės ambicijos ir iš to atsisakyti tų senų sovietinių paveldų ir imtis pokyčių. Tai ir visa eilė yra kitų projektėlių, projektų, kuriuos, pažiūrėsiu, galėsim pasibaigus kadencijai apibendrinti, kas pavyko, kas ne. Jeigu bent dalis pavyks, tai taip, turiu iniciatyvą ir skatinu, daug metų Klaipėda kalba, kad reikia miesto administracijos pastatą naują pastatyti. Nes jei kada atvyksi, eime aprodysiu dabartinį administracijos pastatą. Baisus, su netinkamam sąlygom, jo labiau nemotyvuojantis ir neįkvėpintis darbo ir kūrybiškumui. Tai ką tokiam pastate galime norėti iš dirbančiųjų. Bet iki šiol politiškai tai nepatogu sakyti visuomenį, kad statysim naują administracinį pastatą. Bijoma, jog bus prikaišiota, kad gerinat savo darbo sąlygas ir panašiai. Nenorima su žmonėm diskutuoti, pristatyti pokyčių naudos visiems ir galimybių. Tai vat irgi dar vienas iš mano projekto ar iniciatyvų, kad jeigu per tą kadenciją galiausiai naujas administracinis pastatas įgaus projektavimo ar tolesnė eiga, tai būsiu laimingas, kad iš tam tikrų iniciatyvų bus pokyčiai mieste. Tai va, nuo paplūdimių infrastruktūros iki miesto administracijos pastatų. Kestinės bazės, kaip supratau. Taip, ten irgi. Žodžiu, turim tokį didelį daugelio metų paveldą Klaipėdai, kurį reikia tvarkyti, keisti ir tą daryti drąsiai, greit, kokybiškai
ir su ambicija. Miestas konkuruojam, kad ir to paplūdimiu svečius pritraukiant. Svečias gali rinktis bet kurį paplūdimį. Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje, kur mums reikia, kad iš čia atvyktų. Turim būti geriausi. Jeigu į darbą norime pritraukti geriausius specialistus miestui vadovauti, ir tos darbo sąlygos turi būti sudarytos ir kokybiškos, ir kūrybiškumui leidžiančios atsiskleisti. Tik tada bus pokyčiai. Na, tiesiog, matant čia nuostabią Lietuvos vietą, Pajūrį, Klaipėdą, Melnragę, kur mes dabar esame, norisi tau palinkėti kuo didžiausios sėkmės. Ačiū visą laiką, Mariau, tau už iniciatyvas, kurias ėmiesi, jos tikrai palieka pėdsaką atskirai žmonėse, bendruomenėse. Tai ir šitą mūsų draugystę labai vertinu, kurį jau apibūdinau vienu pavyzdžiu, kokį pokytį mano gyvenime arba apsisprendimą atnešė tapti Klaipėdos miesto tarybos nariu. O visiems svarbiausia svajoti ir atkakliai visom pastangom siekti svajonių išsipildymo. Laiko klausimas tik tai, kada jos išsipildys, bet jos tikrai išsipildys. Ir visiems daugiau gerumo, supratingumo, brandos. Kaip sako liaudis, į kapus nenusinešit nei savo turtų, nei savo gobšumo. Taip kad gyvenkit harmonijoje, tarpusavį, bendruomeniai ir su gamta. Ačiū dar kartą. Dėkoju visiems, kad žiūrėjot. Pilna versija yra YouTube. Sekite mano kanalą. Bus daugiau pokalbių bėgte, pokalbių su įdomiais, Lietuvai daug nusipelniusiais žmonėmis. Iki. Viso.